Hallo, hallo, hallo zusammen, hallo miteinander. Wie geht es Ihnen? Šiandieną kalbėsim apie fest ir veiksmažodžius, ar ne? Kokie yra veiksmažodžiai su priešdėliu fest ir ką jie reiškia? Žinoma, kaip visada visų aš tikriausiai neišvardinau ir prašysiu jūsų, kas žinot kokius nors kitus veiksmažodžius, parašyti juos į komentarus, tai bus įdomu visiems. Nu, mes dabar keliaujam pas skaidrės ir žiūrim, ką aš radau. Tai vienas iš jų yra festbeißen, ne, įsikąsti. Der Wolf biss sich an, ne, der Wolf biss sich an. Vilkas įsikando. Čia galimi du variantai. Der Wolf biss sich an seiner Beute fest arba der Wolf biss sich in seiner Beute fest. Ne, vilkas įsikando į savo auką. Galima su an, galima su in ir dativ. Sie hat sich an diesem Fall festgebissen. Galima perkeltinę reikšmę vartoti, kad ji įsikando tą atvejį, ar ne, ar šneka apie jį, arba galvoja apie jį. Toliau. Festbleiben, likti tvirtam, tvirtai. Sie ist in ihrem Entschluss festgeblieben. Ne, ji liko tvirta. Ne, tvirtai. Aišku, lietuviškai mes taip nesakytumėm. Ar ne, bet kaip mes sakysim, ji liko savo apsisprendime tvirta. Bet lietuviškai gražiai gal versim, kad ji liko tvirta, kas liečia jo sprendimą. Ne? Arba ji laikėsi savo sprendimo tvirtai. Ne, bet festbleiben yra likti tvirtam, tvirtai. Tai ji liko tvirta, kas liečia jo sprendimą. Toliau. Festfahren. Kur man save padėti, kad nesimaišyčiau? Taip. Bandom čia. Taip, festfahren. Das Auto ist im Schnee festgefahren. Ne? Tai šiuo atveju festfahren reiškia stecken bleiben, įstrigti. Ar ne? Tai automobilis įstrigo sniege. Dabar atkreipkite dėmesį, lygiai prieš tai buvusioje skaidriai, in ihrem Entschluss festgeblieben. Ar ne, lygiai šitoj skaidriai. Yra vartojamas su fest ir veiksmažodžiu in plus dativ. Prielinksnis in su dativ linksniu. Ne, tai va, das Auto ist im Schnee festgefahren. Tai reiškia, kad automobilis įstrigo sniege. Die Tarifverhandlungen sind festgefahren. Dėrybos, kolektyvinės dėrybos įstrigo, ar ne? Vadinasi, užstrigo, įstrigo, ar ne? Nebesitęsia, ar ne? Kitaip sakant, kommen nicht weiter. Toliau. Sie hat sich mit ihrem ehrgeizigen Projekt völlig festgefahren. Ne? Ji su savo garbėtroškišku projektu įstrigo. Ar ne? Tai reiškia, kad sie weiß nicht mehr weiter. Ne? Nebežino, kur toliau, kaip toliau, ar ne? Toliau festhalten. Na, dabar aš jau turėsiu save išsijungti, nes tikrai maišysiu. Tai va, festhalten. Tai dabar reikia dar ir čia susimažinti. Nebetelpu. Taip. Na, dabar dar biškį pasididinam.
festhalten. Ne? Einen Hund festhalten. Šunį laikyti tvirtai. Einen Hund am Halsband festhalten. Šunį už apykaklės laikyti tvirtai. Jemandes Arm festhalten. Kažkieno ranką laikyti tvirtai. Etwas mit den Händen festhalten. Kažką rankomis laikyti tvirtai. Man hat ihn an der Grenze festgehalten. Jį prie sienos sulaikė. Festhalten gali būti ir sulaikyti, suimti. Na, daugiau sulaikyti, ar ne, nesuimti. Ein Ereignis fotografisch auf Tonbändern video festhalten. Reiškia kažkokį įvykį įamžinti. Ne, fotografijoje, video įrašuose. Ne? Taip pat gali būti laikyti, ar ne, kažką laikyti, su rankomis laikyti tvirtai, sulaikyti, ne, pareigūnų sulaikymas ir įamžinti, ta prasme, nufotografuoti, nufilmuoti, ar ne. Toliau festhalten dar gali reikšti, žiūrim, ich hielt mich mit beiden Händen am Geländer fest, nicht zu fallen. Ne, aš laikiausi abiem rankom turėklų, kad nenukrisčiau. Arba ich hielt mich mit beiden Händen an ihr fest. Aš laikiausi jos tvirtai įsikibusi, arba aš laikiausi jos tvirtai įsikibęs abiem rankom. Ne? Galima ir be mit beiden Händen. Ich hielt mich am Geländer fest. Ich hielt mich an ihr fest. Ne, bet tik tai atkreipkite dėmesį, kad ich hielt mich su dalelyte sich festhalten. Laikytis už kažko tvirtai, kad nenukristume. Ne? Toliau kažko laikytis, an einer alten Tradition festhalten, ne? Laikytis senos tradicijos, žodžiu, įsikibti kažko, ne? Toliau festheften, pritvirtinti, einen Zettel festheften, raštelį pritvirtinti, einen Zettel an der Tür festheften, einen Zettel an der Wand festheften. Ja? Pritvirtinti raštelį prie durų, prie sienos, su an ir datyv linksniu, atkreipkite dėmesį. Ir lygiai tas pats yra festhalten, ne? An ir datyv linksnis. Taip? Ten, kur yra laikytis. Ne? Kur laikyti arba sulaikyti arba įamžinti, tai to nėra, bet kur yra laikytis, ne, tiek tradicijų, tiek turėklų, tiek kažkokio žmogaus, ar ne, tai an ir datyv. Ir festheften pritvirtinti irgi an ir datyv. Toliau festklammern. Irgi matot an ir datyv. Tai das Tischtuch festklammern. Irgi pritvirtinti, ar ne, prikabinti. Das Tischtuch am Tisch festklammern. Tai staltiese, ar ne, prie stalo pritvirtinti, prikabinti. Sie klammerte sich an dem Ast fest. Ne, ji įsikibo tvirtai į šaką, ne, šakos. Ji įsikabino šakos. Ne, pirmame pavyzdyje prikabinti prie stalo staltiese, o čia ji įsikabino šakos. Irgi an plus datyv. Toliau festlegen. Festlegen, tai etwas schriftlich, testamentarisch festlegen, tai reiškia, na,
raštu ar testamentu surašyti, ar ne, nustatyti, išdėstyti, ar ne. Einen Termin, ein Programm genau festlegen. Ne, išdėstyti programą, nustatyti terminą. Das Geld ist auf mehrere Jahre festgelegt. Festlegen gali reikšti ir padėti, pinigus padėti ilgiems metams, pavyzdžiui, banke, ar ne? Toliau festnehmen. Festnehmen yra jau suimti, nesulaikyti, o suimti. Einen Verbrecher festnehmen. Toliau festschreiben. Festschreiben yra kažką nustatyti raštu. Für die Bauwirtschaft wurde gesetzlich ein Mindestlohn festgeschrieben. Tai dirbantiems statybos sektoriuje įstatymiškai buvo raštu nustatytas mažiausias atlyginimas. Festsetzen. Festsetzen irgi nustatyti. Preise für etwas festsetzen. Ne, nustatyti kažkam kainas. Der Streitwert wurde auf 500 € festgesetzt. Ne, ginčo vertė buvo nustatyta 500 €. Atkreipkite dėmesį, auf 500 €. Ne? Galima festsetzen vartoti ir kaip pasodinti į kalėjimą. Ne? Jemanden wegen Steuerhinterziehung festsetzen. Ne, tai kažką pasodinti už mokesčių vengimą, pasodinti į kalėjimą, ta prasme. Toliau festsetzen zu sich dalelytė. In den Ritzen hat sich Schmutz festgesetzt. Ne? Hat sich festgesetzt. Ar ne, tai reiškia, kad įlindo tvirtai, įsitvirtino, įlindo tvirtai ir laikosi purvas subraižymuose, įbrėžimuose, įrėžimuose, ar ne, ricen yra įbrėžti, įrėžti, įbrėžimai, įrėžimai, ar ne, tai įbrėžimuose, įrėžimuose tvirtai lindo purvas, ar ne. Toliau festsitzen, tai užstrikti, stecken bleiben. Ne? Wir sitzen mit einem Motorschaden fest. Ne? Tai reiškia, kad wir sitzen mit einem Motorschaden fest, tai reiškia, kad mes užstrigome su variklio gedimu. Ne? Mes tiesiog, wir sind stecken geblieben. Ne? Das Schiff saß auf der Sandbank fest. Užstrigo laivas, ar ne? Ant smėlio, ar ne? Ant smėlio. Ant seklumos, ar ne? Sand yra smėlis, Sandbank sekluma. Taigi das Schiff saß auf der Sandbank fest. Ja? Wir sitzen mit einem Motorschaden fest. Mes užstrigome su variklio gedimu, dėl variklio gedimo, ar ne? Likome stovėti, sėdėti. Das Schiff saß auf der Sandbank fest. Laivas užstrigo ant seklumos, liko, ar ne? Toliau festziehen. Festziehen tai užtraukti tvirtai. Pavyzdžiui, einen Knoten festziehen, užtraukti tvirtai mazgą. Ne? Tai va dar kartą pažiūrim. Festbeißen, ar ne? Festbeißen yra su sich, kaip matot. Tai įsikasti, tai gali gyvūnas įsikasti auką, gali žmogus įsikasti kažką, kažkokį žodį, atvejį, mintį, ne?
su gyvūnu galima ir an, ir in datyv įsikasti. Su žmogumi, kai perkeltinė reikšmė vartojam įsikasti, tai an plus datyv. Taip. Toliau fest bleiben in datyv. Taip. Festfahren, jeigu įvažiuoti, įstrigti ir nebeišvažiuoti, tai in datyv. Ir ne? Na ir festbeißen, sich festbeißen, kaip sakiau, įsikasti tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Festbleiben likti tvirtam, tvirtai. Festfahren su in datyv, tai įvažiuoti ir įstrigti ir nebeišvažiuoti. Ar ne? Toliau festfahren gali reikšti nicht weiterkommen, ar ne, užstrigti kažkokiame procese, ta prasme, dėrybos, dar kažkas, ar ne, procesas kažkoks. Su projektu užstrigti, ar ne? Tai nicht weiter wissen, ar ne, nebežinoti, ką toliau, kaip toliau. Bet in datyv yra vartojamas, kai norim pasakyti, kad kažkur įvažiavo kažkas ir užstrigo. Na? Toliau festhalten. Na, jeigu mes kažką laikome, tai jeigu nesakom už ko laikome, tai nieko, bet jeigu sakom už ko laikome, tai an datyv. Taip? Am Halsband. Dabar festhalten gali reikšti laikyti šunį ar kažką kitą laikyti tvirtai, laikyti ranką kažkieno, laikyti abiem rankom kažką tvirtai, sulaikyti prie sienos, įamžinti fotografijoje, įraše, kasetėje. Ne? Ir festhalten gali reikšti laikytis. Tai sich festhalten an datyv reiškia kažko laikytis įsikibus, kad nenukristume. Ja, an datyv. Ir be sich, tai laikytis tradicijos, ar ne, senos tradicijos, senų kažkokių papročių, ar šiaip papročių, ar ne. Tvirtai laikytis, ar ne. Įsikibti į senas tradicijas, į papročius. Ir ten irgi an datyv, ar ne, laikytis už kažko yra an datyv, laikytis kažko taip pat yra an datyv, laikytis, nelaikyti, o laikytis. Ne? O laikyti už ko irgi yra an datyv. Toliau festheften, an datyv, pritvirtinti, ar ne? Festklammern, an datyv, prikabinti arba įsikibti, įsikabinti, an datyv. Toliau festlegen. Na, čia gali būti išdėstyti raštu, testamentu, išdėstyti programą, nustatyti terminą ar ne, laiką, gali būti padėti pinigus į banką kažkuriam laikotarpiu, ar ne. Festnehmen. Suimti, festschreiben, kažką nustatyti raštu, ne? Festsetzen, nustatyti, kainas, nustatyti, vertę, ne? Festsetzen gali būti ir pasodinti į kalėjimą. Festsetzen su sich reiškia tvirtai kažkur laikytis, tvirtai kažkur būti įstrigusiai. Na, čia daugiau gal ne apie žmogų eina kalba, apie kažkokius dalykus. Pavyzdžiui, purvas kažkur įstrigo į kažkokį ten tarpą ir tvirtai laikosi, ar ne? Tiksliau sakant, tvirtai sėdi jame, ar ne? Perkeltinė prasme. Taip, toliau festsitzen yra sėdėti, likti sėdėti, tai variklis sugedo, liekame sėdėti, ne, užstringame su automobiliu, laivas užplaukia ant seklumos, lieka.
ir festziehen tvirtai užtraukti. Ne? Tai vat, iš tikrųjų būtų tiek. Dar noriu priminti, kad startuojame su B2 lygiu pažengusieji. Tai yra ir jum naudinga. Kas norite, netgi tiem, kas norite laikyti egzaminą kaip papildoma medžiaga. Ne tiesioginė medžiaga pasiruošimui, o papildoma medžiaga, ar ne? Žodžių sudėtingesnių, solidesnių pasimokyti, išsireiškimų, gramatikos sudėtingesnės, ar ne, pasitreniruoti, kaip papildoma medžiaga. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch, ein gutes Wochenende und wir treffen uns nächste Woche. Also bis dann. Tschüss.